Labas, brangus pirmokai. Aš esu mokytojas Andrius ir jums šiandien papasakosiu apie skaičių sudėtį. Tai mūsų pirmas veiksmas, kurį tikrai išmokstame matematikoje - sudėti skaičius. Ir mes dažnai tai darome kasdienę mūsų gyvenime. Reikia sudėti, kiek yra vaikų klasėje iš viso, pavyzdžiui, kiek turite daiktų namuose, kiek pinigų ir taip toliau. Tai šiandien išmoksime vieno svarbiausių matematikos veiksmų sudėties. Galbūt jau teko matyti šitą veiksmą 2 + 2 = 4. Labai paprastas veiksmas. Ir pakalbėsime, kas tai yra sudėtis, kaip jinai veikia ir kaip mes skirtingais būdais galime ją suprasti. Tai trumpai tariant, sudėtis yra mes sudedame daiktus arba skaičius kartu. Tai paimkime paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, mes turime kamuoliukus. Turime, pavyzdžiui, mėlynus ir geltonus kamuoliukus. Gerai? Ir kiek yra šitų mėlynų? Mėlynų yra 3, o geltonų yra iš viso 4. Jeigu mes sudėsim juos į krūvą, mes gausime tokį variantą. Matai, 3 + 4 yra 1, 2, skaičiuoti. Yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai mes juos kartu sudedame. Tai va, tai šitas yra pavyzdys. Jeigu yra 3 mėlyni kamuoliai ir 4 geltoni, kiek jų yra iš viso? Tai mes 3 ir 4 sudedame kartu ir gausime 7. Tai va, mes taip galime skaičiuoti objektus. Kartais, kad būtų paprasčiau suprasti, naudojama yra dar tokia formulė. Tai reiškia, galbūt esame matę vadovėlyje. Ne formulė, o būdas užrašyti. Pavyzdžiui, 3 ir 4, jūs kartu juos sudėsite ir gausite iš viso 7. Tai tarsi 3 ir 4 kartu sudėsime ir gausime 7. Tai iš esmės mes tiesiog sugrupuojame kartu. Tai va. Tai pavyzdžiui, jeigu kažkas turėjo, pavyzdžiui, 3 eurus, taip, turėjai 3 eurus ir gavai dar 2 eurus, tai dabar iš viso turi jau 5, ar ne? Nes 3 ir 2 bus 5. Jeigu sunku sudėti mintinai skaičius arba dar neišmokai skaičių iš eilės, nieko tokio. Yra kitas patogus būdas tai suprasti, tai yra skaičių tiesė. Va, skaičių tiesė. Kaip jinai atrodo? Skaičių tiesė. Tai mes galime joje pavaizduoti sudėties veiksmą. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, užrašysiu 4 + 2, pavyzdžiui, gerai, tai aš tarsi įsivaizduoju, kad 4 yra mano pradinis skaičius. Aš turiu kažką 4, ar ne? Turiu kažką 4, taip? Ir dar pridedu 2. Tai per 2 skaitmenis į priekį, per 2 skaičius į priekį aš dar pridėjau ir nusileidžiu ties 6. Galime taip atlikti veiksmus, kad pirmas dėmuo, dėmenimis ir suma. Beje, nepasakiau pavadinimo, kaip čia nepatogiai, kad kai mes sudedame, tai tie skaičiai, kuriuos mes sudedame, yra dėmenis, pirmas dėmuo ir antras dėmuo, o tada mes turime sudėję sumą. Gerai? Tai va, jeigu turėtume, pavyzdžiui, kitus skaičius, pavyzdžiui, bandykime turėti kitus skaičius. Pavyzdžiui, 1 + 8, nu va, koks didelis skaičius. Tai mūsų pirmas skaičius yra 1. Tai gerai, mes turime vienetą ir prie jo turime pridėti 8. Tai ir pridėkime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 pridėjome ir gausime atsakymę 9. Tai va, toks yra patogus būdas iš pradžių, kol dar galbūt neišmokote ir neįpratote, tai vaizduoti galime, bet nesiaudinkite. Po to sudėti vienaženklius skaičius ar net dviženklius bus labai paprasta. Tai va. O kad būtų dar pasikartoti, galėtumėte, ką išmokome, tai duosiu tau kelis veiksmus.
Oi, atsiprašau, pamiršau svarbų dalyką. Mes galime sudėti daugiau negu 2 dėmenis. Gerai, mes galime sudėti daugiau negu 2 dėmenis. Pavyzdžiui, jeigu jums būtų veiksmas toksai. Būtų toksai veiksmas, tai čia ištrinkime viską. Tai pavyzdžiui, būtų toksai veiksmas. 5 plus 1 plus 3, ar ne? Taigi, mes vis dar galim sudėti, jeigu mokate mintinai viskas labai gerai, tai 5 plus 1 bus 6, gerai, ir tada jau gausime čia 6, gerai, ir tada tie 6 jau čia sudėsime, gausime 6, nebūtina rašyti priešai, galima mintinai, 5 plus 1 bus 6, ir 6 plus 3 bus iš viso 9. Mes tą patį galime pavaizduoti ir šitam mūsų skaičių tiesėje. Taigi, mes turime 5 yra mūsų pradinis veiksmas, gerai. Aš pasibrauksiu skirtingom spalvom, kad mes nesusipainiotume. Tai 5 plus 1, aš pridedu 1, ar ne? Ir tada dar turiu pridėti 3, kokią čia spalvą, paimkime geltonas, gal nesimatys, šviesiai žalią. Ne, žalią turėjome, nuostabu. Tai paimkite raudoną. Ir 5 plus 3, 5 plus 1 bus 6, ir dar plus 3, tai 1, 2, 3, mes gausime 9. Tai va, dėmenų gali būti ne tik 2, arba ne tik 3, mes galim daug dėmenų sudėti. Tenais 4, 5 ir taip toliau, bet nieko tokio. Tiesiog žinokite, kad jų gali būti daugiau. Tai va, tai tokia buvo šios dienos tema. Vienaženklių skaičių, tai skaičių iki 10 sudėtis ir keli uždavinukai pasikartojimui, kaip jas išspręsti. Čia padaryti pauzę ir aš tuoj parodysiu atsakymus. Tai va, tikiuosi pauzę jau padarėte ir mūsų atsakymai. Taigi, pirmas yra paprastas, mes jau kalbėjome, kad 2 plus 2, tai tas netgi geras pasakymas 2 plus 2, 4, ar ne? Teko girdėti, 2 plus 2 bus 4, mes sudėsime toliau 7 plus 1, tai mes turime 7 ir vienetų dar padidiname, ar ne? Tai bus 8. Toliau buvo 5 plus 4, tai mes turėjom 5 ir dar 4 vienetais dar padidiname. Tai 5, 6, 7, 8, 9. Ar ne? Galime taip, galima arba mintinai sudėti, arba vaizduoti ant skaičių tiesėje. Tai va, ir paskutinis yra 3 plus 2 plus 1, tai 3 plus 2 bus 5 ir dar plus 1 bus 6. Tai va, tai tokia buvo mūsų šios dienos tema. Skaičių sudėtis vienaženklių, tai yra iki 10. Ir tikiuosi, kad buvo viskas labai aišku, jei kils klausimų, būtinai klausk į komentaruose ir pasistengsiu viską atsakyti. Tai tiek, ačiū už pamoką ir labanakt.